Gyvos pasakos. Sveiki vaikai, su jumis Gyvos pasakos ir mama Vikingė. Na, o šiandien norėčiau jums paskaityti pasaką apie tikrai turbūt visų vaikų žinomą ir mylimą herojų Mikę Pūkuotuką. O pasaka yra apie Mikei nutikusią laimingą dieną. Vieną rytą Mikė Pūkuotukas nubudęs pajuto, kad jam dilgsi pėdutės. Žinot tą jausmą, kai jas atrodo tarsi kažkas dilgentų, kutentų. Mikė iš karto suprato, kad netrukus nutiks kažkas labai gero. Pirmiausia, jis pramankštino dešinę koją, tada kairę, nors gal ir atvirkščiai, jo kojelės mėgdavo išdykauti ir juokais susikeisti vietomis. Tad meškiukas niekada nebūdavo tikras, kuri yra kuri. Aš manau, pats savo labai rimtai pasakė Mikė, bet tada nutilo, nes juk visi žino, kaip sunku mąstyti, kai dar nevalgiai pusryčių. Po milžiniškų pirmųjų pusryčių ir gan sočių antrųjų, bemąstant Mikei atėjo mintis. Aš manau, vėl prabilo Mikė, kad reikia eiti laukan ir sužinoti, ką visi mano. Didžiuodamasi savo ryžtingumu, meškiukas patraukė į žygį. Jei kada buvai sutikęs Mikę Pūkuotuką, o veikiausiai buvai, nes jis yra toks meškiukas, kuriam patinka ką nors susitikti. Turbūt žinai, kas tie visi. Kita vertus, jei nebuvai jo sutikęs, tai ir nežinai. Visi yra gana margas Mikės draugų būrys. Vieni gyvena aukštai virš žemės, pavyzdžiui, pelėda, na, o antri įsikūrė po žeme, pavyzdžiui, triušis. Visus kitus, kaip antai paršelį, tigrą, kengariuką ir nulepausį, galima susitikti per vidurį. Dar gyvena čia daug triušio draugų ir giminaičių, bet tiesiog neturime laiko jų visų aptarti. Čia dienas leidžia ir Kristoferis Robinas. Kristoferis yra ypatingas, nes turi rimtą teleskopą, kurį galima ištraukti ir sustumti. Per jį galima žiūrėti žvaigždes. Niekas kitas neturi tokio teleskopo. Vaikštinėdamas ir ieškodamas draugų, kad paklaustų, ar jie irgi jau pabudo dilgsinčiomis pėdutėmis, Mikė pastebėjo labai keistą daiktą. Tai buvo bitės. Dūzgė visas jų spiečius. Tik šį kartą užuot, kaip paprastai zvimbusios apie ausis ar nosį ir vertusios markstytis prieš saulę, bandant jas įžiūrėti, bitės daugiausia sukosi apie Mikės pėdutes. Gal kartais, tarsi pats savo ištarė Mikė, jos apžiūrinėja mano dilgsinčias pėdutes ir domisi, kasgi gero čia tuoj nutiks. Dobilai! Staiga šūktelėjo kažkas Mikei virš galvos. Pupinių genties augalai, anot tikslumą mėgstančių botanikų, pridūrė dar. Pupikas? Nesuprato Mikė. Oi, čia tu, pelėda! Nudžiugo pastebėjo savo išmintingąją bičiulę, įsitaisiusią šalia ant medžio šakos. Taip ir maniau, kad čia tu, iš tų ilgų žodžių ir sudėtingų žodžių ir panašiai. Klausyk, pelėda, gal tu žinai, ko toms bitėms reikia iš mano pėdučių? Kaip jau sakiau, dobilų, kiek nekantriai atsakė pelėda. Net ir ne itin didelio protelio meškiukui derėtų žinoti, kad... Patylėjusi jį ėmė kalbėti labai lėtai ir garsiai. Bitėms patinka dobilai. Dobilai auga ant žemės. Todėl bitės skraidžioja pažemiui. Pavargusi aiškinti tokiais trumpais ir paprastais sakiniais, ji pakišo galvą po sparnu ir akimirksniu užmigo. Čia auga dobilai, pasakė Mikė priešais išdygusiam paršeliui. Čia auga dobilai, paaiškino ir kengai, kuri buvo netoliese.
Dobilai, 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 linksmai šūkavo Riukas ir kaip padūkęs lakstė ratais aplink. Teisingai, mažasis Riukai, labai patenkintas savo mokiniu, atsakė Mikė. Saugokis bičių, branguti, perspėjo Kenga. Atsimeni, ko tave mokiau. Būk geras bitėms ir nereikės jų bijoti. Ta akimirką pasirodė Kristoferis Robinas ir Mikė jau žiojosi jam pranešti apie dobilus, tačiau berniukas paklausė. Na, ar jau radot? Ką radom, išsižiojo visi. Keturlapį, atsakė Kristoferis. Pamatęs, kaip jie nustebo, jis atsisėdo saulės atokaitoje ir ėmė pasakoti apie dobilus. Dobilai patinka ne tik bitėms, bet ir nuotykių ieškotojams bei atradėjams. Ir ne veltui, kiekvieną, kuriam pasiseka rasti keturlapį dobilą, lydi didžiausia sėkmė. Nenuostabu, kad po tokio paaiškinimo visi panoro kuo greičiau rasti keturlapį dobilėlį, kuris laimę neša. Radau, apsidžiaugė Riukas vos pradėjęs ieškoti. Bet netrukus paaiškėjo, kad kenguriukas dar nelabai moka skaičiuoti. Jam puikiai sekasi skaičiuoti iki 1 ir 2, išdidžiai tarė Kenga. Iki 3 jau kiek sunkiau, o daugiau mums išmokti dar nepavyko. Aišku, tokio amžiaus kenguriuko ir 2 jau yra labai daug, pridūrė ji. Visi aišku jai pritarė. Kenga jau nesykį buvo jiems sakiusi, kad Riukas yra ypatingas kenguriukas pagal savo amžių, todėl jie nebejojo, kad tikriausiai taip ir yra. Tuo tarpu Mikė buvo įbedęs snukutį į pievą ir kaip niekada kruopščiai ją tyrinėjo. Jam visada atrodydavo, kad čia paprasčiausia žolė. Bet dabar jis suprato, kad išties tai yra nuostabiausias dobilėlių kilimas. Visi dobilėliai, kiek tik tai akys aprėpė, turėjo 3 lapelius. Šią žalumos jūrą margino maži balti žiedeliai, siūbuojantis nuo švelnaus vėjelio. Kristoferis Robinas sakė, kad 4 neša sėkmę, todėl Mikė vis ieškojo ir skaičiavo ir ieškojo, kol jam beveik apsisuko galva. Kai jau ketino mesti tą reikalą, viena bitutė nutūpė ant žiedelio tiesiai Mikei po nosim. Bitė ropinėjo visaip kraipydamasi, tarsi šoktų keistą šokį, ir Mikė pagalvojo, gal kartais ji mėgina jam ką nors pasakyti. O tada jis pamatė. Šalia bitutės augo dobilėlis, kuris turėjo ne 3 kaip visi kiti, o 4 lapelius. Mikė skaičiavo 1 kartą, dar kartą ir dar kartą, kad įsitikintų. Ir dar kartą, ir dar 1 kartelį. Ir kiekvieną kartą jam išeidavo tiek pat. Jis rado keturlapį dobilėlį. Mikė jau buvo bešaukęs visus jo apžiūrėti, bet tada atlapnojo pilkasis asilėlis Nuliapausis. Kaip tvanku, pasiskundė jis Mikei. Per karštą ir tvanku tokiam metų laikui, tiesa. Nuliapausiui nepatiko nei saulė, nei lietus, nei sniegas, nei vėjas. Nebuvo tokio oro, kuris jam patiktų. Užtat asilėliui labai patikdavo viskuo skųstis. Tiesa, atsakė Mikė, mėgindamas apsimesti, kad klausosi Nuliapausio ir sykiu iš akių nepaleisdamas savo keturlapio dobilėlio, kurį ką tik atrado. Tuoj audra bus, perspėjo Nuliapausis. Audra? Susidomėjo Mikė ir dabar jau užvertė galvą aukštai į dangų. Iš kur bus ta audra, Nuliapausi, jei taip šviesu ir saulėta, dairydamasis į dangų? Paklausė Mikė. Tačiau Mikė klydo. Viename šiaip jau giedro ir šviesaus dangaus pakraštyje kaupėsi tamsus ir pikti debesys. Kol Mikė spoksojo į tuos debesys, Nuliapausis lyg niekur nieko nudelbė galvą žemyn. Išsižiojo taip plačiai, kaip tik tai įmanoma, kad būtum galėjęs net apžiūrėti visus jo dantukus.
ir ėmė godžiai rupšnoti dobilus. Tada apsilaižė ir Mikė dar spėjo pamatyti, kaip jo brangusis keturlapis dobilėlis dingsta Nulepausio žabtuose. O kartu su juo ir visa sėkmė. Nespėjau niekam parodyti, atsiduso meškiukas, o pirmas lietaus lašas jam jau kaptelėjo ant galvos. Kristoferis Robinas pastebėjo, kad Mikė pūkuotukas nebeatrodo toks pūkuotukiškas kaip įprastai, tad priėjo paklausti, kasgi atsitiko. Mikė papasako jam liūdną savo istoriją, o Nulepausis sutrikęs stovėjo šalia ir aikčiodamas bei dūsaudamas kartojo: varge ir kitus visokiausius užjaučiamus žodelius. Pala, argi tu nežinai, linksmai pasakė Kristoferis Robinas, imdamas Mikę už letenėlės. Keturlapis dobilėlis neša sėkmę, bet ji padvigubėja, atidavus jį draugui. Tikrai? Nušvito Mikė. Tikrai? Nustebo Nulepausis, net kiek nuraudęs nuo minties, kad jam pasisekė būti tuo draugu, kuris padvigubino Mikės sėkmę. Tikriausiai, patvirtino Kristoferis Robinas. Mikė, gali neabejoti, kad šiandien tave lydės dviguba sėkmė. Vos jam ištarus šiuos žodžius nutiko stebuklingas dalykas. Tamsiausiame griaustinio debesų aptrauktame dangaus kampelyje pasirodė vaivorykštė. Iš pradžių ją buvo sunku įžiūrėti, sumirksėjusi tarsi pradingdavo. Tačiau po 5 mirksnių jau liko, o dar po 5 antra, netokia ryški vaivorykštė atsirado viršum pirmosios. Visi draugai stebėjo užvertę galvas į dangų. Tai tavo keturlapio dobilėlio darbas, sušuko Kristoferis Robinas. O Nulepausis jį suėdęs vaivorykštę padvigubino. Dvigubas stebuklas. Taip ir buvo. Visi pakaitomis gavo apžiūrėti vaivorykštę per Kristoferio Robino teleskopą. O Mikė sugalvojo dainelę, kad Rykui būtų lengviau įsidėmėti spalvas. Raudona puošia braškes ir žandukus, oranžinė kalėdinius mandarinus, geltona bičių pilvukų spalva, žalios dobilams ir miškams negana, žydras būna dangus ir jūros banga, o tamsiai mėlyna nakties spalva, violetinė rečiausia iš visų, štai tau vaivorykštė su tiek daug spalvų. Na ką, paršelį, man labai gaila, kad negavai pamatyti keturlapio, savo mažajam bičiuliui pasakė padainavęs Mikė, kai abu traukė namo. Nieko tokio, atsakė paršelis, pamėginsiu jį įsivaizduoti. Turbūt buvo labai gražus. Labai, linktelėjo Mikė. Ir dar buvo skanus, nes labai patiko Nulepausiui. Mikė atsisveikindamas pamojavo paršeliui ir nulapnojo namo taip linksmai, kaip eidavo tik tomis dienomis, kai jam nutikdavo kas nors labai gero. Tiek pasako šį kartą. Ačiū visiems išklausiusiems ir buvusiems kartu. Ir sakau, iki kitų pasakų. Gyvas pasakas.